Ir šiuo metu mums buvo įdėta dvasioje sužinoti, ar buvo kažkokie atnaujinimai šioje pranašystėje, paklausti pačios Larisos Vesiolovos. Ir ačiū Dievui įvyko tas atnaujinimas ir susitikimas įvyko ir todėl šiuo metu mes įdėmiai klausome, kuo pasidalins Larisa Vesiolova. Dėkuoju už tai, kad Dievas leido man prabilti šiuo metu, kalbėti. Sveikinu, šiuo metu iš Rusijos sveikinu visus Dievo vaikus Lietuvoje. Mes jūs mylime, viešpats paskyrė visoje žemėje Dievo vaikams judėti kartu, mes esame viena tauta. Aš trumpai melsiuosi. Ir prašau, vesk mane dabar, kad nebūtų jokių iškraipimų ir aš paskelbčiau, pasakyčiau tik tai, ką tu man paskyrei ir numatei. Nieko nepridėti nuo savęs. Te būna manęs labai mažai, o tavęs daug. Ši pranašystė, kuri buvo 2019 metais, buvo labai netikėta. Tuo metu aš nemaščiau apie Pabaltijį. Ten daugiausiai man ėjo apie Estiją. Aš išlaisvinau, tiesiog paskelbiau tai, kas buvo ir daugiau ten negrįžau. Aš buvau labai nustebinta. Buvau nustebinta, kai Dmitrijus pasiūlė man kalbėti Lietuvai štai tokioje plotmėje, tokioje aikštelėje. Ir šis pasiūlymas mane vis pasivydavo įvairių laikų ir iš įvairių šaltinių. Iš pradžių aš atsakiau, kad nieko aš daugiau nebeturiu apie tą Lietuvą ir neturiu ką pasakyti. Bet kadangi tas prašymas vis kartojasi, tada ir paklausiau Dievo, ar ką jisai, galbūt jis tikrai turi tai, ką norėtų paskelbti Lietuvai per mane. Pas mus bažnyčioje vyksta kiekvieną savaitę naktinė malda iš penktadienio į šeštadienį naktį. Nuo 12 nakties iki 6 ryto. Tai buvo gegužės mėnuo naktį tarp 17 ir 18 dienos. Šią naktį paskutinį kartą aš viešpatės ir paklausiau, ką jis norėtų pasakyti Lietuvai. Ir būtent tos naktinės maldos metu aš gavau kelis momentus, kuriais dabar norėčiau pasidalinti. Tai buvo įžanga, o dabar aš pradedu. Dar pridėsiu, kad tos naktinės maldos metu gavau 2 patvirtinimus, kad turiu tai atlikti. Todėl aš tai darau. Yra 2 paralelūs vaizdiniai, paveikslai, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie situaciją šalyje. Tai yra dvasinė būsena šiuo metu ir Dievo planai, jo galimybės ir jo pasiūlymai. Pasakysiu kelis punktus Dievo galimybių. Dievo prabudimo traukinys, pastatas jau juda žeme. Jam jau yra atlaisvintas kelias ir tai užpildyta Dievo šviesa. Šis traukinys nepatraukia kalnų, nenuvarto, bet praeina po jais jau jam paruoštais tuneliais. Romiečiam 9:28 rašo, kad viešpats galingą darbą atliks žemėje. Ir štai ką aš pamačiau, labai svarbu Lietuvai spėti įeiti į šį traukinį. Viešpats kviečia Lietuvą savo šofarais, vadina kviečia. Jis labai lengvai keičia paveikslus, pavydalus Lietuvoje atitinkamai pagal maldą, paskelbtą maldą. Šis traukinys turi specialų įtaisą, kuris į save sutraukia, įsiurbia įvairias šalis. Ir šiame sąstate yra specialus vagonas Lietuvai. Aš klausiau viešpatės, ar man kalbėti apie Pabaltijį bendrai, ar atskirai apie Lietuvą. Nors šios šalis yra tarpusavy labai artimos ir sujungtos, bet žodis mums sako, kad kiekvienas už save duos ataskaitą Dievui. Todėl aš supratau, kad kalbu atskirai apie Lietuvą. Ir pamačiau, kad vagono duris, kuris yra skirtas Lietuvai, yra užkaltas lentomis. Man nuskambėjo labai svarbu yra malda.
gavau nurodymus, pasiūlymus, kaipgi reikia melstis. Pirma, Lietuvoje turi gimti Dovydas. Gimti dvasioje ir reikia iškviesti tą gimimą. Vienąsyk Dovydas gimė Izraelyje ir mes žinome, kokias jis turėjo pergalės. Kaip jis išaukštino Izraelį ir kokį paveldą perdavė savo sūnui. Dovydo dvasia tai yra dvasia Dievo vyro pagal Dievo širdį. Tai bažnyčiai. Lietuvai taip pat labai svarbu, kaip ir visam pasauliui, kad turi būti atstatyta, sugriauta Dovydo palapinė. Karalius ir garbintojas, tai yra Dovydas. Ir šiame derinyje yra pergalė. Ir kai gimsta Dovydas tokiuose charakteristikose, kokybiniuose santykiuose, tada Dovydas laimi. Todėl labai svarbu Lietuvai turėti pergalės, kaip ir Dovydas turėjo prieš kiekvieną priešą, kuriuos ir turėjo Dovydas, taip pat ir Lietuvai. Ir štai, kai aš paklausiau Viešpaties, kokiosgi konkrečiai jis turi omenyje pergalės, Viešpats mane nuvedė į Karalių 2, Karalių 2 skyrių, 2 Karalių 8 skyrių. Tai yra konkrečiai maldoms, tai yra pergalių maldos. Lietuva aprengiama į Dovydo pergalės per šitas maldas, kad šitos pergalės priimtos dvasinėje plotmėje pereitų į fizinį pasaulį ir pilnumoje jame realizuotųsi. Sekantis momentas. Dievo ranka saulės spinduliuose ištiesta Lietuvai. Ir šitie spinduliai suplėšo tą rūko uždangą, smogo uždangą virš Lietuvos, šitie spinduliai suplėšo. Ir ta tamsa atrodo kaip suplėšytas juodas rūkas toje vietoje, kur pro kurią praeina ranka, Dievo ranka. Ir Dievo delne yra kapsulė su išgydymo vaistais, kurie jis ištiesia Lietuvai, tiesia Lietuvai. Tuo metu išgyvenau didžiulę meilę, Dievo meilę Lietuvai. Toliau aš negaliu nupasakot, kad aš tiksliai mačiau, bet aš pergyvenau, kas vyko tuo metu, kai ta ranka buvo ištiesta, ką aš pergyvenau. Nuo tos Dievo ištiestos rankos ir nuo jo šviesos dvasia, kuri valdo šalį, netyroji dvasia, kuri valdo Lietuvą šiuo metu, ją pradėjo tiesiog plėšyti į dalis. Ir ta netyroji dvasia pradeda atpilti iš savęs, išmesti tai, ką buvo prarijusi, tai Dievo planai šaliai, tai Dievo projektai šaliai. Jis atiduoda tai, kas buvo paimta ir pakeista į tamsaus pasaulio planus. Jisai iš savęs vėl atiduoda tiesiog, nes jis buvo juos pavogęs. Taip turi vykti. Tai Dievo matymas. Ir tai paskatina malda. Labai svarbu šitą Dievo veiksmą pažadinti maldoje, iškviesti maldos pagalbą. Apie Dovydą, tai yra tai, ką aš kalbėjau nuo pradžio apie Dovydą, tai tarsi užbaigimas Dievo plano Lietuvai, ką aš ir kalbėjau, tai yra rezultatas, užbaigimas. Pabaigoje šio išgyvenimo pamačiau, prieš Dievą yra valdymo pultas, kuris turi daug mygtukų ir yra mygtukas Lietuva. Labai svarbu, kad būtų
atstatytas kontaktas ir kai Dievas liečia šį mygtuką, Lietuva reaguoja. Labai svarbu atstatyti šį kontaktą. Per bažnyčią dvasinės valdžios lygyje Lietuvai. Ir štai aš supratau, kad viešpats pabaigoje dar nori man suteikti galimybę čia dabar šitame susirinkime pasakyti apie užtarimo maldos svarbą. Kalbėsiu tai Samsono pavyzdžiu, kuris galbūt nėra pats šlovingiausias iš Biblijos veikėjų, tačiau viešpats parodė taip kalbėti. Jis surišo lapių uodegas ir padegė. Ir paleido į laukus. Ir štai taip turi užsidegti Dievo užtarimo malda, kad būtų sudeginta laukuose visa tai, ką pasėjo ne Dievas ir visa tai, kas jam svetima.